Albinai, vat, mums labai įdomu, jau praėjo šitiek metų, vat, kaip prisimenat Maskvoje, kaip jūs ten Vytautas Milvydas, reiškia Petras Izikas ir jūs, kaip ten Stasiukas Stanulevičius, kaip jūs ten nešėt kryžių. Pro Kremlių tenais, prie Lubiankos KGBistų būstinės. Kokie įspūdžiai iš to laiko, kaip jūs prisimenat, kas labiausiai įsirėžė tokia atmintin? Nu, matot, mes ėjom labai ramiai, drąsiai ir tas mūsų ta laikysena kažkaip atitiko mūsų sutinkančių žmonių nuotaikomis. Ir tuomet aiškindavom apie mūsų kelią į laisvę, apie valstybės atstatymą ir taip toliau. Tai kadangi pražygiavom labai daug kilometrų ir eibės grupių sutikom, sustoję inžinieriai, daugiau įsilavinę žmonės. Ir kažkaip niekur nemačiau pikto žvilgsnio. Klausėsi visi susidomėjimo. Čiagi buvo Sovietų Sąjungoje toks signalas nelauktas. Pirmas signalas. Jų sostinėje. Jų sostinėje. Ir eina lietuviai iš savo sostinės į Rusijos sostinę. Ir drąsiai žygioja, gražiai visi žygiavo. Priekyje kryžių nešat. Taip, tas kryžius priekyje. Ir tas suvaidino gana nemažą vaidmenį. Tuomet dar nuėjom prie vokiečių ambasados, tai visa grupė, o aš buvau pasirašęs kancleriui raštą dėl Lietuvos. Ir ten atėjo jų keli pasirinkti. Jie kažkodėl mane pasirinko ir įsivedė į ambasadą. Tai aš tuomet įdaviau raštus. Ir kancleris gavo. Jau žinojau, kad čia neprapuls. Tai jeigu jie būtų klausę mūsų minčių tuomet, aš panašiai buvau parašęs, panašiai kaip Thatcher rašiau ir kitiems. Tai jie visi viena, reiškia, vokiečiai, mes reikalam, kol nereikia dabar investuoti per daug į Sovietų Sąjungą, kol jie neįrodys, kad jie tam yra tapę demokratišką valstybę ir taip toliau. Tie visi argumentai mūsų buvo labai svarūs ir jeigu jie būtų lietuvių minties paklausę, šiandien mes turėtum kitokią Europą ir kitokią Vokietiją. Taip. A vat prisimenat, kaip įspūdis koks, kada jūs atėjote į tą KGBistų irštvą Lubianką. Kaip tenais, koks įspūdis jūsų buvo? Nu, ten, kaip visur, matot, mes jau pripratę buvom prie tų Lubiankų. Į bažnyčią kažkokią tai buvo nuėję. Dar bažnyčia? Ja, ten aš nebekreipiau daug į detalės, man rūpėjo tuomet nufilmuoti, dokumentuoti. Taip. Tai tiek, va, trumpai. O grupė didelė buvo? Kiek jūsų žmonių, kiek žmonių buvo? Kiek tas autobusas buvo pilnas, kuris... Iki Maskvos, kur pavyzdžiui. Taip. Buvo keleivinis autobusas. Taip. Tai Lazas, tikriausiai Lazas tuo metu. Iš pažįstamų, kas su jumis tokie dar ėjo? Dabar man sunku bus išvardinti. Sunku visus tai ne, bet... Bet autobusas buvo prie Varpinės, prie Katedros aikštės. Ir žiūriu, kad ar man vietos liks ar ne. Oho, norinčių daug buvo. Tai buvo pilnas autobusas. Aha. Taip. O tenais rodė, kad dar kryžių nešė čia kažkur tai per Lietuvą, link Medininkų, per Aušros vartus praėjo. Kas ten buvo? Ten aš nebuvau. Buvo, kad eina, rodo, kai tu eini. Irgi tenais Filmavai. Trysė priekį eina Milvydas, Stanilevičius, dar kažkas tai tokia, ir tu ten antram plane su kamera eini irgi. Ir išeina iš Aušros vartų link
link Lydos plento į tą pusę kažkur. Jo, tai mes matot, mums rūpėjo labai muitinė. Žiūrėk, tuomet tai vienoje muitinėje nužudo, tai užpuola. Taip, taip, taip. Ir tas man padarė didelį rūpestį sukėlė, kodėl nepastato užmaskuotos sargybos tiems gelbėti. Maža kas, jau kas Tai aš atsitiktų. dėl to ir važiavom su Milvydas, aš ir šitas žurnalistas, kaip jo pavardė dabar. Žurnalistas. Šitas, kaip tas su barda buvo, Na, nes, Kamandulis ten. ja, Komandant, Maniau, Kamandulis ten. Taip, 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 tai taip. mes pro tankus, pro muitinę įvažiavom, aš kamerą pasidėjau. kad Per nema- pasienio postą, per medininkus. Taip, aš Aišku. paslėpiau kamerą, kad nematytų. Įvažiavom į Baltarusiją, ten kelius kilometrus. Milvydas su tuo bičiuliu pasiliko, o aš pėsčias einu įsonduoti, kaip atrodo pasienis. Aha. Tai žinojau, kad prieisim prie šitos būstinės iš Baltarusijos pusės. Ir jeigu jie pastebės, tai tuomet aš žiūriu, kaip pabėgti galėsim. O aš tai buvau tuomet gan greitas. Ir ten tokie radom vienas ežeriukas nedidelis, kitas netoli muitinės yra. Nuo Baltarusijos teritorijai, nuo plento link Minsko dešiniai pusėje. Už muitinės ten yra tokie vandens telkiniai. Ir jeigu būsi neįstudijavęs, tai tave vysis ir įpulsi ir užspės. Tai aš tuomet turiu nufilmavęs, priejau visiškai arti iš Baltarusijos pusės ir tankas prieš mane ant plento, vamzdis visas nusuktas į Minsko, į Baltarusiją, tai pirmas. O ten turėjau kiti tankai. Ir tuomet norėjau, kur Antano Jėzus sakęs, norėjau susirganizavau ten pasislėpti keliom dienom prie muitinės, kad niekas nežinotų, ir norėjau, kad slaptai nuvežtų, kad nesužinotų šitas saugumas, ne mūsiškis. Ir aš nesutikau laisvo žmogaus, kas man nuvežtų. Taip ir dingo. Butkevičiui aš nesakiau, dar man atrodė keistu, kodėl užpuola ten ir ten, kodėl nėra pasiūsta keletą ar ten 2 ar 3 žmonių. Slaptų postų, slapto postų, jo. Gerai tada. Butkevičius suėmė tada, ne? Kaip